Labas visiems. Vakar susitvarkėm savo terasą ir taip jaukiai sėdėjom, lempukus pasikabinom. Faina, gražu. Ir besėdint kažkaip pasvarstėm, kad tiek kūrėm, tiek galvojom, kaip čia ką pasidaryti, kad būtų jauku, smagu sėdėti vakarais. Ir jeigu kažkas nutiktų, būtų gaila netekti visko, ne? Tai emociškai taip, finansiškai pradėjom galvoti, kad iš tikrųjų viskas įtraukti į mūsų pastato draudimą, į namo vidaus draudimą, tai finansiškai tikrai nenukentėtumėm šitoje vietoje, jeigu kažkas atsitiktų. Ne tik, kad gaisrai, vagys ar dar kažkas, bet tiesiog, jeigu patys sulaužytumėm, vėjas sulaužytų, audra, lietus ar kažkas tokio. Ne? Tai kažkaip pradėjom svarstyti, kas konkrečiai yra drausta ir realiai iš tikrųjų pas mus viskas yra įtraukta į namo draudimą. Kepsninė, pastatai kiemo, pavėsinė, ne tik namas, pats namas, bet ir viskas, kas kieme, tai pas mus viskas yra iš tikrųjų apdrausta, tai kas nėra prastai. Ir įvykus kažkokiam tai įvykiui, neplanuotam ir nelauktam, kas dažniausiai taip ir būna, ne? Tai bent jau iš finansinės pusės pas mus viskas būtų dengta. O kaip pas jūs, kaip jūsų namo draudimai, kas ten yra įtraukta, ar accident damages įdėtas, ne? Sakykime, accident damage tai yra tada, kada žmogus pats sugadin daiktą, pats sulaužo kažką, sudaužo kažką, nesakykime, nežinau, vien kalbant apie kiemą, kad ir, sakykime, kažkokią tai kepsninę didesnę, nepaprastą metalinę dėžutę, ne? Tai dažniausiai tai yra garantiniai, taip, bet tie garantiniai veikia tada, kada daiktas ne mes patys jį sudaužom, ne? Bet, sakykime, netyčia įvyko įvykis kažkoks ir patys kalti dėl kažkokių tai nesklandumų, sudaužimų, sulaužimo, ne? Tai dažniausiai garantiniuose tai būtų nedraudžiama. Tai namo draudimas, jeigu yra accident damages, tai bus pilnai drausta ir gali atgauti su pačios vertės daiktą arba pinigus, kas finansiškai iš tikrųjų labai patogu ir užtikrint tai, kad mes to daikto neprarasim arba atgal į vietą atgausim naują, ne? Taigi pliusas tikrai didelis. Tai va, tai pagalvokit, kada jūsų namo draudimas buvo paskutinį kartą tvarkytas, žiūrėtas, kada jo atnaujinimo data, kadangi namų draudimai atsinaujina kas metai. Ir peržiūrimi kas metai ir kartais būna, kad automatiškai pratęsiams draudims, būna tam tikri dalykai nuimti nuo draudimą ir mes to net nesužiūrim ir nepamatom ir tiesiog automatiškai su tuom sutikom ir viskas, kad tik draudims prasidėtų, ne? Tai visą laiką verta peržiūrėti, kokias sąlygas naujas siūlo. Jeigu nuomojatės namą, vėlgi jūs gali turėti draudimą, tai visi daiktai, kas yra namo viduje, kas yra terasai, kas yra sandėliukė, daugumoje draudimų tai yra draudžiama. Ir sakykime, vagystės atveju, ar patys sulaužysit, ar vaiks paleis iš kaladuko į televizorių ir televizorius duš, tai tokie dalykai yra draudžiami ir apdrausti ir finansiškai tikrai nenukentėsit, bent jau, ne? Aišku, nepatogumas ir nefaina, kai reikia ir visą procesą praeiti ir naują daiktą ieškoti ir panašiai, bet bent jau finansiškai nenukentėsit. Tai pasižiūrėkit, pagalvokit, kada jūsų draudimai paskutinį kartą buvo atnaujinti, kada buvo jie peržiūrėti, ar iš vis turit namo draudimą, namo vidaus draudimą, nesvarbu, ar tai jūsų nuosavas nams, ar tai konsulinis nams, ar tai nuoma, visiškai nesvarbu. Visą laiką galim pasvarstyti apie savo daiktų apdraudimą. Akinių draudims įeina namo draudimą, tarp kitko. Nes šituo domėjaus, kadangi kas mane pažįsta, žinot, kad aš turiu ne vienus akinius ir man buvo svarbu išsiaiškinti, jos galima drausti ar ne ir kaip tą galim padaryti. Tai jie įeina namo draudimą, lygiai taip pat accident damages jiems galioja. Jeigu kartais atsisėščiau pati ant jų arba kažkas kitas, ne? Tai jie yra drausti, kas vėlgi didžiulis pliusas, ne? Nes kai kurie dalykai
piniginę vertę jie turi gan didelę ir ne tik kad emocinė ar kažkokie prisiminimai, kažką tas daiktas mums reiškia, bet ir piniginę vertę jie turi didelę kartais. Ne? Tai svarbu tuo pasirūpinti, svarbu sužiūrėti viską ir kad vakarais terasoje ramiai su lempukais aplinkui sėdėti, tai iš tikrųjų tos ramybės duoda daugiau, kai tu žinai, kad jeigu įvyktų kažkas neplanuoto, tai bent jau iš finansinės pusės tie dalykai yra tikrai apsaugoti. Taip kad pagalvokit, pasvarstykit, jeigu reikia mano pagalbos, kreipkitės, pažiūrėsim, kas pas jūs yra įtraukta, o jeigu dar niekas nėra padaryta, tai pats laikas tom pasirūpinti ir visiškai nesvarbu, jūs nuomininkai, jūs namo nuomojat kitiems ir esat landlord, tai visą laiką galim patikrinti, kokie draudimai galėtų būti jums. Ir linkiu gražaus sekmadienio. Ne sekmadienis, šiandien pirmadienis. Banko lydėjai, šiandien pirmadienis. Sumaišiau dienas. Tos visas dienas, ypač išeiginės, išmuša iš vėžių. Visiškai. Ne? Tai žiūrėkit, kad jūsų iš vėžių neišmuštų. Pasitikrinkit draudimus, kad jie būtų vietoj, kad jie būtų tvarkingi. Ir sakau iki sekančio video. Visą.